Sveiki, sveiki, mėlyjeji. Na kągi, vėl sugrįžtu. Šiandien ateinu su nuostabia pasveikinti diena 11.11 portalų šviesos, meilės, gėrio portalų. Ypatinga ši diena, kuo aš pasidalinsiu ir pakalbėsiu. Ir pasidalinsiu vieno žinomo žmogaus labai tokia paprasta, lengva praktika, kurią tu galėsi jau ir šiandien pritaikyti ir žinoma kiekvieną dieną ir netgi tada, kai yra kažkoks gyvenimo iššūkis, kažkokia galbūt nemaloni situacija arba tiesiog kiekvieną rytą vos tik prabudus tu galėsi ištarti tuos stebuklingus žodžius. Bet kągi, keliaukime prie šios dienos. Taigi skaičiai energijos yra ne šiaip savo. Ir šiek tiek pakalbėsiu apie 11 ir apie vienetą. Taigi ypatinga diena šiandien yra tuo, kad tu gali leisti savo daugiau pasvajoti, leisti savo daugiau pagalvoti, o kogi tavo trokšta maža širdis. Ko jinai nori, kokios dar jos svajonės neišsipildė ir šiandien lengvai paleisti savo norą į visatą. Taip, lengvai, paprastai, be jokių sudėtingų momentų. Ir skaičius 11 kalba apie tai mano numerologijoje, nes esu numerologė, tai kalba apie tai, kad viskas yra dvigubai daugiau. Dvigubai meilės, dvigubai galios, dvigubai harmonijos, dvigubai taikos, dvigubai džiaugsmo, visko dvigubai. Tai ši diena tau gali dovanoti visko daug daugiau, negu tu įsivaizduoji. Bet yra svarbus momentas. Ar tu leisi savo šiandien priimti daug daugiau, negu turėjai prieš valandą, prieš 24 valandas, o gal prieš kelias dienas. Nes leisti savo turėti daug daugiau, tai yra taip pat labai didelis stebuklas. Taigi šiandien mano ištarti žodžiai tegu paliečia tavo širdį, tegu šie raktiniai kodai tau duoda aiškius ir gilius suvokimus. Kodėl tavo gyvenime viskas vyksta galbūt ne taip, kaip tu norėtum. Nes šiandien tu sužinosi tai, ką tu jautei savo širdyje. Tai galbūt pamiršai. Taigi ši diena ypatinga ir tuo, kad tavo priėmimas ir tikėjimas, tai, kuo tu tiki, yra svarbiausia. Tavo šios dienos tikėjimas, tavo siekiamybė, gal netgi tai, jeigu tu kažkuo netiki, taip ir nevyksta. Vat jeigu tu šiandien negali patikėti, kad gali gauti daug daugiau, nes tavo protas gali sakyti, o kaip tai įmanoma, juk aš nieko nepadariau, aš niekur neišeinu galbūt, aš neatsidursiu ten, aš negaliu sutikti tų žmonių, o kaip mano ras numerį telefono. Tai dėl to, kad tu savo uždėjai tai tokias didelės ribas. Ir savo dabar gali pasakyti, aš leidžiu šiandien gauti viską dvigubai daugiau. Aš leidžiu šiandien savo būti dvigubai laiminga. Aš leidžiu savo šiandien būti užsipildžiusi meilės daug daugiau, nes jaučiu, kaip iš dangaus, iš Dievo, kūrėjo visatos, teka ta harmoninga meilės nuostabi energija. Aš leidžiu ir aš priimu dabar. Aš jaučiu, kaip teka srautas per mane. Atrodo paprasti žodžiai, bet jie tokie stebuklingi, jog tu kartais net negali patikėti. Tai jeigu šiandien tavo gyvenime yra
Nemalonus įvykiai turi daug iššūkių. Ką tau linkiu padaryti, tai iš visos širdies ant popieriaus lapo padėkok už tuos didžiausius gyvenimo iššūkius. Padėkok už nesklandumus, padėkok visiems tiems žmonėms, kurie galbūt tavo akimis žiūrint suteikia tau daug nemalonių pojūčių. Nes jeigu tu pažiūrėtum Dievo akimis ir girdėtum savo arba Dievo širdimi, tu suprastum, kad visi tie žmonės, jie tik ir prisidėjo prie tavo dar geresnio rytojaus, kurio tu dar dabar nematai, kurio tu dar nepalieti, kuriame tu dar nesi. Ir jeigu pastrigai ir vis dar kaltini kitus, tai šiandien yra pati nuostabiausia diena surašyti ant popieriaus lapo. Aš kartais girdėdavau, kad sako, netgi reikia sudeginti, galima netgi suplėšyti tą lapą ir išmesti su dideliu džiaugsmu, išeiti ir išmesti tą lauko šiukšliadėžę ir pajausti tą palengvėjimą, kaip viskas dingsta. Na žinoma, o aš tą progą dabar prisiminus jau įrašiau nuostabę portalo 1111 labai gražią meditaciją, kuri pakvietė į nuostabų sodą prie nuostabaus vandenyno, okeano, kur tu gali ten iškratyti visas savo kišenes, kitaip sakant, iškratyti savo visas negatyvias mintis, visas programas ir užsipildyti aukščiausio kūrėjo energiją. Ir tu tą meditaciją gali klausytis kiekvieną dieną, ypač 7 dienos, aš sakyčiau, super, nes savaitė iki ir savaitė po yra labai stiprios tos energijos, tos šviesos energijos, todėl galbūt ir kelia tau į paviršių įvairiausias situacijas, kad tu jas priimtum, kad tu jas pažintum, kad tu jas pamatytum. Nes kaip ir sakiau, 11 yra jėga. Jeigu žiūrėsim iš pozicijos vieneto, tai irgi labai stipri ir magiškas skaičius, kuris irgi neša labai didelį svorį. Ir ypač svorį tavo kaip asmenybės augimui, tavo sielos evoliucijos plėtimuisi. Ir veda tave link to, kad tu suprastum, kad nereikia būti tobulam, bet link tobulumo eiti galima. Nereikia būti grubiam, bet ir nereikia pamiršti, kad kartais kažkurioje gyvenimo situacijoje tas grubumas tau gali pasitarnauti ir padėti tau, nes jeigu tu būsi per daug geras, nuolankus, švelnus, kaip sakant, visata vis tiek tave mokins, kad pastovėtum, apgintum save. Ir pirmiausia, pirmoje vietoje visada pastatytum save. Tai yra mylėtum save. Ir kaip dažnai girdžiu, skaitau tinklapiuose, įvairiausiose grupėse žmonės rašo, tai kaipgi mylėti save, kaip tą padaryti, taigi aš ir perku, ir puošiuos, ir vaikštau į grožio salonus. Čia ne apie tai. Čia yra paviršutiniška. Meilė sau, tai kai tu girdi, ką sako tavo vidus ir nebijai daryti tai, ką jis liepia. Lyg per ugnį eini ir žinai, kad ugnis tavęs nesudegins, nes tu žinai, kad gali praeiti visą tai. Nes tavyje yra ta jėga, kur tu tiki ir pasitiki. Vėl pasikartosiu, ne viename savo turbūt podcast'e kalbėjau, bet šiandien labai noriu pasikartoti, kad kaip pavyzdį duoti, kad suvoktum, kaip girdėti save. Na, vat, sėdi namuose, ar ne, ir mintis ateina, kaip faina būtų suvalgyti skanius ledus, o gal užsakyti suši namus, o gal nuvažiuoti į restoraną kokį ir pabūti ten. Pasižvalgyti, galbūt susitikti su draugu, drauge.
galbūt išgerti kavos, pavalgyti skanų patiekalą. Bet iškart ateina kita mintis. Ką tu čia sugalvojai? Pažiūrėk, koks oras, dar reikia ruoštis, išsiplauti galvą, o kuo apsirengti neturiu. O gal iš vis, o kam užsakyti, tai kamščiai, gal net veš, o dabar tik noriu. Tai va, čia ir yra nemeilė savo, kai tu savo nepildai tos mažos mergaitės norų. Pasidalinsiu dar vieną tokią istoriją, kurią mačiau, atsiprašau, Instagrame. Aš, aišku, stengiuosi labai mažai pažiūrėti tuos reelsus vadinamus, bet kažkaip man iškrito toks momentas ir noriu tave įkvėpti, ant kiek mes neleidžiam savo mylėti ir be to, kad dar ir nemyliam, ar ne, tai negalim netgi pagalvoti, kad kažkas tai gali mums padovanoti. Tai čia apie tai, kaip moteris parodė, kaip jinai save myli ir jinai gali sau leisti, važiuojant keliu, sustoti ir priešais ją taip pat sustoja priešingos lyties atstovas, automobilis, kuriame sėdi vyras, o jinai sako jam. Jisai, aišku, išsitraukė telefoną, iškart toks vaizdas, kad prašys jos numerio, o kadangi ją filmuoja draugė, jinai juokiasi ir sako, pažiūrėsim. Ir jinai sako jam, ar tu myli mažus vaikus? Jisai sako, taip. Ar gali išpildyti mažos mergaitės norą? Jisai sako, taip, koks tas noras? Supranti, apie ką kalbu? Apie tą tavo mažą mergaitę, kuri galbūt vaikystėje, kai labai norėjo, kažko negavo. Nes mama, tėtis pasakė dėl vienos ar kitos priežasties, kad tikrai tu to negausi. Ir šiandien tu tą patį užaugusi, būdama moteris, o galbūt vyras, tai yra tavo mažasis berniuko tas, ar ne, asmenybė ta, lygiai taip pat negavo. Ir įsivaizduok, ta moteris, kuris sustabdo tą vyrą, o tas vyras sako, o ką turėčiau padaryti? O jinai sako, šitai mažai mergaitai reikia, kad pripiltum į baką benzino. Tavo protas iškart sakys, kokia nagla, kaip jinai išdrįso, iš kur tiek turi naglumo. Tai aš tau noriu pasakyti, čia ne apie tai. Čia apie tai, kad kai tu nori, tu nebijai paprašyti svetimo žmogaus, kuris tiesiog sutiktas akimirkoje išpildo tavo visus norus. Tikrai nebuvo nufilmuota, ar išpildė tą norą ir tai nėra svarbu, bet šiandien aš šią istoriją tave noriu įkvėpti. Ir būk ta mergaitė ir prašyk. O jeigu nėra kam išpildyti tavo svajonių, šiandien yra ta diena, kai tu gali sau padovanoti tai, ko ilgai lauki. Nueik ir nusipirk, įsigyk, palepink save, ar ne? Galbūt kažkada galvojai, kad gali parašyti savo kažkokias eiles, galbūt galvojai, kad gali parašyti savo laišką iš ateities. Kodėl to nepadarys dabar ir nepasidžiaugus? O paskui po kažkurio laiko savo padėkosi. Ir taip mokydamasi kiekvienoje akimirkoje, čia ir dabar, tu suprasi, kad štai ką reiškia mylėti save, rūpintis savimi, girdėti savo širdies balsą. Ir netgi tada, kai sako tavo širdis nedaryti, neleisti savo, galbūt branginant savo sveikatą, savo energiją, branginant save, nedaryti to, ko tu nenori. Aš sakyčiau, laikas priimti dar rimtus ir sprendimus. Tai yra, jeigu tau nebetenkina galimybės ten, kur tu esi, santykiuose, ar ne, darbe, sveikatoje, šiandien yra puikus laikas tą priimti ir padaryti. Jeigu tu jautėjai jau iki to, bet vis atidėliojai ir vis kažko tai lauki.
11:11. Tokia stipri data, kad po to tu sau padėkosi. Taip, galbūt ateis diena, kai protas sakys, o kodėl tu tai padarei, juk matai, tau ten kažkas tai, bet atsimink vieną, ateis ta diena, kai tu sau padėkosi. Ir atsigręžusi atgal po metų kitų, negalėsi patikėti, kad ta lemtinga diena buvo ta 11:11. Na, o žinoma, kad priimti sprendimus, kad daryti drąsiau, tai aš žinoma kviečiu tave į meditaciją, į nuostabią 32 beveik minučių meditaciją, kuri tave nuneš į pasakiškus energijų srautus, kuriuose tu pajausi lengvumą, paprastumą, galbūt netgi stiprybę ir kaip iš to vadinamo maišo iš savęs iškratysi visas savo paltus, sukneles senas, kurios tavo kūnui suteiks tiek lengvumo, tiek komforto. Aišku, šiandien pats labai geras laikas ir namus susitvarkyti, pažiūrėti, ko tu nebenaudoji, kas sena, gal 100 metų nečiupinėta ir tikrai bus ateityje taip pat nebepačiupinėta. Atiduok, padovanok, įdėk skelbimą kur nors, atiduok kaimynų, nežinau, kaimyniai, nunešk į kažkokią tai ten ar ne surinkimo dėžę, pavyzdžiui, kaip drabužių, batų, ar kitų daiktų, ar ne, kur veža, atrenka ir atiduoda kitiems žmonėms. Kokį tu padarysi nuostabų darbą. Na ir žinoma, padovanok ir kitiems savo artimiesiems žmonėms arba žmonėms, kurių tu nepažįsti, kažkokias dovanas, kurios tau ateis tą minutę idėja. Ir jeigu vienu momentu tau atrodys, kad pavyzdžiui pas kaimynę nueit, kuri matyta tik 1 ar 2 kartus ir nunešti jai pyrago yra visiška nesąmonė, tai žinok, kad tai yra pats geriausias momentas. Nes tu viską, ką darai, tai tik darai dėl savęs. Šitame nuostabiame gražiame pasaulyje yra vienintelis žmogus, dėl kurio verta gyventi, dėl kurio verta stengtis, dėl kurio mylėti gyvenimą reikia ir džiaugtis viskuo, ką beturi, tai esi tik tu. Nėra nieko, tik tu. Nes jeigu nėra tavęs, nėra nieko aplink. Jeigu tu esi, reiškia, aplink yra tavo visi vidiniai, ar ne, atspindžiai. Mėgstu tą žodį vadinti, nes tą žodį ir numerologijoje minima viename skaičiuje ir kuo žiūrėdama giliau ir stipriau, iš tikrųjų matau, kad mūsų gyvenimas visas eina iš širdies, iš sielos gelmių, iš patirčių. Laiko, sako, nėra, yra linijinės juostos, ar ne, kuriuose tu gali peršokti, transformuotis ir palikti visą tai, kas sena. Todėl šitie labai stiprios energijos, portalų, kurios atsiveria ir žemė ateina labai daug stiprios energijos, iš tikrųjų reikalauja ir daug atsakomybės, suvokimo, kad už viską esi tu atsakingas. Pagaliau atėjo laikas suaugti, prisijimti atsakomybę už viską, ką tu darai ir dar darysi. Niekas kitas už tave neatsako, tik tu vienintelė arba vienintelis. Na, žinoma, ta proga nuostabia šiandien tau iki 24 valandos vidurnakčio vadinamo turi tau ir dovaną visoms konsultacijoms ir numerologijos analizėms. 11% nuolaida, o kas jau įsigijo ir gyvai konsultacijas, tai žinoma dovanų pridedu šios dienos portalo 11:11 nuostabę, pasakišką, tikrai labai gilią meditaciją, kur srautas tikrai tave nuneš į labai gilius klodus. Ir toje meditacijoje tu paleisi savo destruktyves programas, kurios sluoksnis po sluoksnio tau leis. Ir jeigu tu klausysies kiekvieną dieną,
Kas kart galėsi pamatyti savo programas, kurios iš tavęs paima energiją ir nuteka, o turėtų būti tavyje. Taigi toje meditacijoje sutelpa viskas ir puikia proga pažinti save ir leistis į tą kelionę. Na, o kas mane pirmą kartą girdi, tai aš esu Jurgita Baltuškaitė, keliauju ir gyvenu su skaičiais ir skaičiai mano gyvenime atsispindi kartais labai stipriai, labai giliai, kartais tiesiog praplaukia ir tiesiog, kaip aš sakau, prasklenda, bet visata, jinai kalba per skaičius, todėl kad skaičiai turi reikšmės. Taigi ir vienetas kalba apie sėkmę, apie tai, kad tavęs šiandien laukia tikrai nuostabi, sėkminga diena. Taigi siunčiu tau didelį sėkmės pliūpsnį, daug meilės, daug gausos. Ir jeigu yra noras girdėti, klausyti, kuo aš dar daugiau dalinuosi, tai paliksiu nuorodą į Telegramą, kur tu ten galėsi ir pasiskaityti, ir išgirsti mano minčių, mano idėjų, kurios galbūt tave įkvėps. Ir žinoma, dalinuosi filmais, kuriuose yra labai didelė prasmė ir parodyta, kas iš tikrųjų ir koks yra mūsų gyvenimas, kaip jis sluoksniais, etapais sudėliotas. Ir kiekvieną kartą turime perlipti, peržengti laiptelius, kad pakiltumėm aukščiau, kad eitumėm pas Kūrėją ir į savo širdis, atvertumėm meilę, o savo širdyje ištirpdinti šaltus ledus, kurie stūkso jau galbūt ne vieną gyvenimą. Ir žinoma, ištirpsta ledai tik tiems, kurie nebijo pažvelgti savo tamsai, savo būčiai, kuri buvo kažkada labai nemaloni. Ir su tuo priėmimu atverti savo naujas, sėkmingas duris. Taigi, ką sakau, stebuklingos dienos, nuostabių gyvenimo įvykių. Na, o jeigu tikrai kviečia širdis, laukiu tavęs konsultacijai. Susitikime gyvai arba online. Iki.